Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šie pamokėlė bus apie kompiuterio valymą. Taigi prieš tai buvo pamokėlė apie Crap Cleanerį, CC Cleanerį, ši pamokėlė bus apie PC Decrapifier. It's like TP for your PC. Taigi TP yra toilet paper, toiletinis popieris. Taigi šią pamokėlę parsisiunčiate ir kai ją pasileisite, gausite štai tokį langą. Ir tada, spaudžiame analizuoti. Veikia gan panašiai kaip ir Crap Cleaneris. Tiesiog ši programėlė išvalo šiek tiek kitokį šlamštą iš jūsų kompiuterio. Taigi, palaukime, kol analizė baigsis. Pum, pum. Pum, 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 pum. Taip, taigi Decrapifieris mano superkompiuteryje nieko nerado, ką jis gali pašalinti. Taigi ši programėlė turėtų pašalinti nereikalingas programas. Taip pat questionable, tai yra ant klaustuko tokios programos, kurios galima arba negalima taip pašalinti maždaug iš tos operos. Nereikalingos, bet ir nieko blogo nedaro. Ir visa kita. Tai čia bus visos kitos programos. Programos ir žaidimai. Tai. Ši programėlė taip pat labai palengvina darbą, jeigu reikia jums pašalinti daug programų vienu metu. Taigi vietoj to, kad nuėjus į Windows Add Remove Programs ir ten po vieną šalinti programas, galite čia sužymėti jas visas ir Remove Selected. Taigi, štai taip veikia PC Decrapifieris. Jis jums padės nustatyti, kurias programas yra rekomenduojama pašalinti, kurias galima šalinti, bet galima ir nešalinti, ir visos kitos programos, kurios yra suinstaliuotos jūsų kompiuteryje, ir jas galite pašalinti, jas pažymėję, jas visas sužymėję, ir paspaudę štai šį Remove Selected mygtuką. Taigi, labai naudinga programėlė nustatyti kitas programas, kurios yra jūsų kompiuteryje, ir jas pašalinti. Su jumis buvo Vytautas, jeigu patiko ši pamokėlė, paspauskite like arba dislike. Nepamirškite prenumeruoti ir palikti klausimą, jeigu tokį turite. Iki. I need TV for my bunghole. TV for my bunghole? I need TV for my bunghole. TV for my bunghole?